anksti kilęs, tu nesigailėsi, ilgiau dviratį paminti galėsi. O tamsa man nebaisu. Įsijungiau šviesą ir ramu. Šiaip tai nėra labai anksti, pradėjau važiuoti truputį prieš 6. Norėjau pradėti važiuoti tamsiai, kad išnaudoti pilnai vis dienos šviesą. Šiandien paskutinę rudens dieną, tai galvoju, reikia išvaryti ilgesniam pasivažinėjimui. Tai šausiu aplinkui marias. Maršrutas iš tikrųjų nebus sudėtingas, gal net patogiau būtų su graveliu važiuoti. Bus kažkiek tų single trackų, bet didžioji dalis bus žvyrkeliai, kažkiek bus ir asfaltai. Visgi apvažiuoti visas marias, tai ir kažkur 107-108 km. 11 kilometriukų ir marios pasiektas. Ole, 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 ole. Ja, čia vat tokį kelią pasirinkau. Nu, neatrodo, čia labai pravažiuojama. Nu ką, žinau, nebuvo taip blogai. Vieną kartą tik tai per rastą persiverčiau. Biškai susitrenkiau koją, bet nieko rimto. Galima važiuoti. Čia būtų fainiau šviesoje važiuoti. Nu, aš man atrodo, šiandien griūs dar ne kartą. Gal pasimaudyti? Šiaip labai faina buvo iki čia važiuoti tokiais Hydra 2022 takeliais pažymėtais. Tik tai gal biškai dar tamsoka buvo, tai taip pro krūmus visoks prasibrovinėti maloniau buvo. Kartais nulips nuo dviratį. Šiaip dieną tai turbūt visur pravažiuojam, nelabai kažkokie techniški tai takeliai. Aš kažkada į Kiprą vykau pažiūrėti flamingų. Pasirodė čia, Kauno mariose gyvena. Dabar toks kvailas jaučiuosi. Turiu nuojautą, kad į šitą tai aš jau neįminsiu. Gal ir tą virvę čia ne šiaip sau. Šakis kaip čia slidu. I dabar to takiok į viršų. Nu visai šiaip smagu. Galvojau, kad jau išvargau, bet turbūt kol nepasieks Rumšiškių taip pat per tokius Irlandijos. Bet visai įdomu. Čia panašu, kad pagaliau prasidės įmanoma važiuoti. Nes dabar tai vien tik tai po visokį šabakštį Islandijoje. Bet čia panašiau į kažkokį bent jau haikinimą takelį. Aš čia negali taip paimti važiuoti. Visą laiką turi pro kažkokius kliūtis labėti.
Gal dar bus kažkokių sudėtingesnių momentų, bet čia tokia ilgesnė atkarpa, kur iškart daug visokių haikebaikų, krūmų, nuvirtus medžių. Tai dabar bus galim pavažiuoti, pailsėti. Atvažiavau į Rumšiškis ir neturėjau nieks su savim dabar pasiėms valgyti, tai degaliniai kažką prigriepsiu ir gal nuvarysiu iki miestelį centrą, suvalgys kažkur atsisėdis. Prie bažnyčios kažkur prisės, pavalgys. Saliukai ir reikia pažiūrėti, kaip čia atrodo. Nu, gal kas labai smagu. Nuotaika. Opa, super. Nu, nuostabi vieta pusryčiams. O pusryčiai tai aišku, ką čia iš degalins pasiims. 7 dienas. Kažkokių vafliukų pasiėmiau. Pepsiuką. Ir sekantis sustojams bus Prienas, tai porą batonėlių. Tai tik 2 vafliukai. Nežinau, ko tikėjaus. Porą kartų griuvau. Biškai toks apkibęs kažkokiais šopais, kad riedu yra dabar. Nu, šiandien jau 2 kartus kritau. Gal aš šį kartą praeisiu. Vasara būtų, tai tuo upeliu pravažiuočiau, bet dabar nenoriu įkristi. Labai nenoriu. Tokia įdomesnė vietikė. Gravitacinį kalvą. Kaip veikia gravitacinį kalvą, tai dėl neįprastos horizontų linijos arba matom peizažų žmogaus akiai pasirodo, kad kyla į kalniuką, kai iš tikrųjų nuo jo leidžiasi. Arba atvirkščiai atrodo, kad leidžiasi, kai iš tikrųjų kyla į kalniuką. Tai tokia optinė apgaulė. Pabandysiu užvažiuoti 400 metrų, na čia. Žinojau apie ją, bet niekad su dviračiu pats nesvažiavęs, tai įdomu bus išbandyti, ar iš tikrųjų tai veikia, ar pamatysiu tą iliuziją. Kamerai tai tikrai nesimatys, bet o gal. Pažiūrim. Kaip baisiai tie sparnai atrodo, man atrodo, kai kurios šalys yra įstatymas, kad negalim daryti tokių dalykų ant kalnų dviračių. Bet pridėt komfortą. Va čia tipo jinai, ką žinau, matau kalniuką ir jaučiuosi, kad minu į kalniuką. Nuvažiuosiu iki gal, pažiūrėsiu, gal apsisukus, kažkaip matysis kitaip. O čia už tos tvoros tai yra Kruonio hidroelektrinis baseinas. Jo, va, į šitą pusę važiuojant, tai biškai matos kažkokį įkalnę, bet važiuoju šitai ant 38. Jeigu nežinočiau, tai turbūt neatkreipčiau dėmesį. Komparodžius. Gražus ženklas. Čia jaučiu yra to vamzdžio išpjova. Šiaip planau čia sukti į Kruonio miestelį, bet galvoju, reikia gal nuvažiuoti iki elektrinės apačios, pažiūrėti, kaip ten atrodo tie šliužai. Čia paskui turėtų būti tokia visai nebloga įkalnė, į kurią teks grįžtant įkilti. Nu, bet dabar nusileisti, užtat bus labai smagu. Gail, per kamerą čia niek nesimato. Bet man matas. Įdomu. Net sušalau, kol nuo to kalniuką nusileidau. Labai didelis. Čia mašina, tai kaip turgaus diena. Nu, nesveikai. Šimano. Ne, aš vien šiandien važiuoju, nežiūrėdams į kelią ir griuvinėjau šitai panelį.
į Medbę skrisdami puolį. O jats, antai dar vieną puolį. Kaip jūs taip skraidot, vaikai? Žiūrėkit, kur skrendat, jats. Kaip gaila. Kur čia važiavauju? Jaučiu, kad ne čia. Jaučiu, kad reikėjo į mišką. Pabandom. Dabar eisiu. Kas čia sakė, kad iš vis čia pravažiuojam? Čia nėra pravažiuojam. Kas čia taip sugalvoja daryti kelią? Arba kas sugalvoja pasirinkti važiuoti pro čia? Dar geresnis klausimas. Nu koks gražus keliukas. Tik jaučiu dabar, kad leisas į kokį upelį. Čia kažkuriais metais sakė, kad per visą žiemą ar per kažkurį mėnesį, gal per gruodį, 9 minutės saulės šviesos buvo Lietuvoje. Reikia dar pasidžiaugti, gal ne žiemą, nuo rytojaus jau nebebus. Slys biškį per tas tešlėms. Devyniolika procentų įkalį. Oh, fuck. Kas mėgs baikpekinti Lietuvoje, tai šitą tiltą tikrai labai gerai žino. Bet aš galvoju, čia jie atrestauravo, nes kažkada, kai prieš kelis metus vykau, nu jis baisiai atrodė. Labai jau jis toks beždžionių tiltas. Aš mėgstu jausti stabilumą po kojom, tai man čia taip nelabai patinka. Bet sakau, anksčiau man buvo labai baisios būklės. Naujas dviračių takas link Birštono. Vasar kelis kartus važiavau šito plento, tai mačiau, kad daro tą taką, bet dar nebuvo jo. Šiaip planavau važiuoti čia biškį kairiau tokiu žvyrkeliu lygiagrečiai, nu, bet kadangi yra dvirtakis, tai reikia išbandyti. Planavau važiuoti iki Prienų, ten degalinėj stoti užkasti, bet jau iš tikrųjų jaučiu alkansas, tai Birštone sustos aš tik degalinį. Dar iš vis lik 73, tai netai per daug. 70 km beliko, bet aš jau tokių nesąmonių prisipirkau. Tai sumuštinius suvalgys, bet čia gal mažiausiai nesąmonių iš to, ką pirkau. Su sultytėm, nu ir aišku, vaflis ir saldainiai. Kam su saldainių bereikėjo, aš nežinau, bet norėjau valgyti labai, tai pirkau nesąmonės. Man po Birštoną važinėti visą laiką tokį nostalgiją kažkokį, nes pirmą kartą, kai myniau 100 km su dviračiu, tai važiavau būtent į Birštoną ir atgal. Tai visai gera prisiminti, ne taip dažnai čia apsilankau. Kai tokį gerą kryptis prieš akį, tai gali sau leisti prieš tai pailsėti minutę ar dvi. Jo, kad aikštelė labai gražiai su paukščių stebėjimu vietikė. O tada Pocius važiuosi į Pociūnus. Pociūnai! Nu to dar nebuvo, Pocius į Pociūnus atvažiavo.
Aš labai tikiuosi, kad čia gravitacinė kalva priekyje. Nes jeigu iš tikrųjų reikės važiuoti, o ne. Ne, čia iš tikrųjų tikra kalva. 19%, 20%. O, Dieve. Nu, čia buvo žiauru. Nedažnai pamatys, ką Garminas rodo 20% statumą į kalnus. Nu, man kažkaip nepatinka tai, ką matau. Na, žiūram, kas čia patiškinėlis. Kažkaip nesinorėtų molio apsilipti į tratus. Čia toks daržas. Šakis. Kaip nenoriu tokiais važiuoti. Čia tiesiog klimpsto šitą daržą. Kažkaip čia nesąmonį darau. 400 metrų iki posūkį. Tikiuosi ten posūkis ne į kitą daržą. Yes. Įveikta. Būt gerai, kad čia būtų kaip didelį pelkį dabar. Aš dar tikėjausi dviratį nusiplauti rytuo palikti šiandien sklepę. Jau be šansų. Tokį net ir sklepną gal nešti. Aš su fetu dabar važiuoju, nebe su MTB. Eina šiek. Aišku, aš galėjau tiesiog grįžti ten po 100 metrų, nusukti normalų kelią. Bet ne, aš gladiatoris, aš pravažiuos per visą tą šūdą, kad ragaunu. Nu, pasižiūrėjau ir jaučiu, kad radikaliai keičiu šitą maršrutą, nes tokių aš vingių prisidėjęs, kad panašu, jog iki pat galo vien daržais ir važiuoti turėčiau. Tai šit kelį nežinau, bet pasižiūrėjęs, manau, iš atminties turėčiau prisiminti, kur išlysti. Nu jau, man gal vis tiek į tą patį maršrutą sugrįžu. Margininkai, tai čia jau visiškai man teritorijai. Nereikščiau jokių čia mielą, vis keliai mintinai, žinai, už iš to mokim pravažiuoti galėčiau jaučiu. Tai dabar aukščiausiai prioritetą atvarau į plovyklą, nusiplausiu dviratį. Garmin ekranas pasidarė juodas, vadinasi jau saulė nusileido, tai to esu tems. Iki namų dar valandikę, nu tai jau grįžtu tamsoj, ko gero. Kaip ir sakiau, pradžioj bus išnaudojęs visiškai šviesą. Nes pradžioj kiek ten pravažiau porą valandų tamsai. Nu ir dabar pabaigoje kažkiek dar irgi teks su prožektorium. Šitas kelias patenka Kamino Lituano maršrutą, tik į kitą pusę reikėtų važiuoti, negu aš dabar važiuoju. Šiaip porą kartų esu važiavęs Kamino Lituano, vieną kartą ten tokią mažą dalį, gal kokią 8 km įsitraukėm į baikpėkingo maršrutą. Tai labai patiko ir kitais metais kartuojom su draugu nuo pradžių. Bet tada biškį pasikeitė aplinkybės ir Kaune užbaigėm. Galvoju, būtų įdomu pabandyti dar kartą pravažiuoti visą. Gal iš tikrųjų net pavyktų pravažiuoti ne baikpėkinant, o per kartą, nemiegant tam 500 km. Tai jaučiu pavyktų, nu, per kaip pusantros paros gal. Nes nėra labai sudėtingas maršrutas. Yra, aišku, ten tų vietų, kur ir upės kerti, bet šiaip tai.
labai smagu. Va šitas pravažiavęs 170 km renkos tokį kelią namo. %16 įkaina. Da tešlynai. Akmenys, plytas. Kodėl aš taip sau darau? Nu tai trumpai, kokie įspūdžiai apie važiavimą. Kaip sakiau, maršrutas nebuvo labai sudėtingas, padaręs kelis kitokius posūkius, negu pasirinkau. Gravelis būtų idealus variantas. Kas da, oras buvo žvaigždė šio važiavimo. Čia visiškai nesijot, kad to būtų gruodis, atrodo labiau, kad šiandien yra rugsėjo gals, o ne rudens gals. Ir kartuočiau, bet norėčiau dabar jau važiuoti arčiau Nemuno pakrančių, kur būtų daugiau tokių techniškesnių ruožų, tokie kaip buvo ten prieš Rumšiškes. Esu jau žiūrėjęs tokį galimybę, kaip atrodytų maršrutas, tai jis būtų gerokai ilgesnis. Tai reikėtų turbūt pasirinkti vasaros pradžioj, gal kada ilgus naktis, kada ilgas dienas. Dar kokią klaidą padariau didžiausią, tai nepaisant važiavimo per daržus, čia šiaip nesakyčiau, kad klaida, visai šiaip irgi fun. O klaidą, kurią padariau, tai išvažiuodam suvalgiau tik tai baranką, o reikėjo normaliai papusryčiauti. Tai jau prieš Birštoną jaučiausi tikrai išsekęs, bet Birštonį pavalgys atsigavau. Ir toliau visai smagiai susivažiavau vėl. Šiaip aplamai vis diena buvo labai graži, labai gera. Laukiu sekančių nuotykių.